Žodžiu, mes galim pradėti. Nu ką, žodžiu, kad mes trupučiuką iš vis čia susivienodintumėm, apie ką čia eina kalba. Žodžiu, vasario 8 diena yra, kiek mano žinios traukia, vienintelė tarptautinė diena skirta kažkuriam tai bibliniam tekstui. Nes vat Septuaginta tai iš tikrųjų yra vienas iš švento rašto tekstų variantų. Žodžiu. Tai čia, nu šiaip, yra žiauriai įdomus dalykas, kad vat Septuaginta turi savo tarptautinę dieną. Neturi hebrajiška Biblija savo tarptautinės dienos, neturi krikščioniška Biblija savo tarptautinės dienos, o vat Septuaginta turi savo tarptautinę dieną. Nu, nežinau, man atrodo, tai įpareigoja vis tik tai. Nu jau jeigu išsilavinęs esi žmogus, tai bent jau žinot, kas čia per tą tarptautinę dieną tokia. Nu va, žodžiu, kas yra Septuaginta? Nu žiūrėkit, aš tai siūlau, žinot, tokį tinginę variantą. Nu, žiūrėkit, nueinam, ne? Chat GPT. Pom. Nu davai, pasižiūrim. Kas yra Septuaginta? Ką jisai sušnekės, žodžiu? Ok, lotyniškai Septuaginta, sutrumpintai LX6, ne? Kadangi tai reiškia šitas žodis lotyniškai reiškia 70, tai ir trumpinamas yra romėniškai skaitmenimis, kaip mėgsta lotynai rašyti, ne? Žodžiu, romėnai. 70 ir reiškia, ta santrumpa tokia ir yra 70. Seniausia žinomas graikų kalba išverstas Senasis testamentas. Senasis testamentas buvo parašytas hebrajų kalba ir Septuaginta yra, nu, toks pavadinimas seniausiam vertimui į graikų kalbą. Žodžiu, jį darė patys judėjai. Taip, trečias, antras amžius prieš Kristų, Egiptas, Aleksandrija. Nu, va, nu čia vienas iš svarbiausių, ne, tekstų. Na va, tai, žodžiu, čia tiesiog šitą dalyką, man atrodo, kažkaip, nu, kad mes iš viso suprastumėm, o kas čia per žvėris yra ta Septuaginta. Septuaginta yra pavadinimas, nu, vat, skaitosi vertimo. Nors iš tikrųjų čia yra toksai labiau mokslininkų sukurtas vardas šitiems tekstams, todėl kad tie tekstai iš tikrųjų, na, kaip tokia, kaip visuma, jie greičiausiai beveik niekuomet ir neegzistavo. Nu va, tai aš jums siūlau tokią trupučiuką paskaitą. Aš nežinau, kiek mes čia ištversim, kol čia mums nenusibos. Žodžiu, bet čia yra tokie, žinot, kaip anglai sako, nerd stuff. Žodžiu, nu, va, tokie, kur maždaug jau tie žmonės, kurie nebeturi kuo užsiimti, jie pradeda kapstytis ten po plonybės. Žodžiu, ir, nu, va, Septuaginta yra vienas iš tokių dalykų, nu, va, tikrai, tokių plonybių, va, biblinių tekstų. Žodžiu, tai kaip dabar yra su ta Septuaginta? Čia labai sąlyginis pavadinimas. Žodžiu, todėl, kad tai yra modernus. Žodžiu, šitą pavadinimą šitiems tekstams prisiuvo jau labai vėlai. Žodžiu, jis buvo, na, va, tarsi priskirta šitai tekstų visumai. Todėl, kad senovėje rinkinys, va, šitų knygų kaip toksai, jis iš tikrųjų net ir neegzistavo. Žodžiu, hebrajų Biblija, jinai į graikų kalbą buvo verčiama, bet jinai buvo verčiama labai palaipsniui. Nebuvo tokio dalyko, kad vat, atsisėdo Hebra, žinai, davai verčiam į graikų kalbą ir maždaug išvertė viską į graikų kalbą. Šitokio dalyko tikrai nebuvo. Nu, vat, ir pats tas pavadinimas Septuaginta, ne, lotyniškai 70, jis yra susijęs su tokia legenda. Jeigu jūs, nu, vat, nepatingėsit, tai galit netgi tą legendą susirasti. Ją internete labai nesunku yra atkasti. Kad, maždaug, kokia yra legenda? Kad, žodžiu, stebuklingų būdų. Pačioj legendoj yra minima, kad 72 buvo vertėjai, ne, nes kiekvienoj, žodžiu, yra 12 Izraelio giminių ir iš kiekvienos giminės buvo paimta po 6 vertėjus. Žodžiu, 6 kart 12 yra 72. Bet ten vėlesni tos legendos variantai, žodžiu, perėjo prie to, kad, nu, va, 70. Nu, va, ir legenda sako, kad visi šitie 70 ar 72 vertėjai, ne, jie vertė šitą graikiškos Biblijos tekstą į graikų kalbą ir, o stebuklė. Žodžiu, kai jie pagaliau viską išvertė ir palygino šitos tekstus, tie žodžiai sutapo tiesiog žodis į žodį. Vat visi vertimai 70 sutapo idealiai iki paskutinės raidės. Na va.
Nu, žiūrėkit, aišku, legenda, ne? Bet legenda labai paveiki. Jis iš tikrųjų buvo paplitusi ir tarp judėjų, ir tarp krikščionių. Čia šitą dalyką labai svarbu pabrėžti, ne? Žiūrėkit, laikas čia koks yra. Čia yra trečias, antras amžius prieš Kristų. Ką tai reiškia? Tai nėra krikščionių vertimas švento rašto į graikų kalbą, hebrajiško. Tai yra pačių judėjų trečiam amžiui prieš Kristų, tai čia dar iki Kristaus yra geri 200-300 metų, žodžiu, tai yra pačių judėjų darytas vertimas į graikų kalbą, hebrajiško teksto. Nu va, ir šita legenda, iš tikrųjų, jinai žinoma ir tarp judėjų, ir tarp krikščionių, ir netgi tarp musulmonų. Žodžiu, labai paveiki yra šita legenda. Pati legenda pirmą kartą minima antram amžiui prieš Kristų. Jeigu ten netingėsit, galit pasidomėti va, tokiu Aristėjo laišku. Žodžiu, va, yra toks Aristėjo laiškas, kuriame šita legenda pirmiausia yra paminima. Ir netgi vėliau Talmude. Iš tikrųjų, Talmude, va, judėjų va, toksai dokumentas, ne, irgi yra minima, kad vertėjai dirbo vienas nuo kito, žodžiu, ir kad tas tekstų sutapimas yra tokia Dievo veikimo pasiekmė, ne, kad tai reiškia, Dievas čia veikia per juos. Nu va, bet tikėtina, kad pats vertimas iš tikrųjų vyko visai kitaip, negu šita legenda sako. Žodžiu, kad pats vertimas prasidėjo turbūt trečiam amžiui prieš Kristų. Ir tai, kad yra šita legenda, nu, vat mes, jeigu taip žiūrim šiek tiek kritiškai į šitą dalyką, nu, taip moksliškai, ne, tai mes galim sakyti, kad jau pati legenda rodo, kad buvo norima užtikrinti šito vertimo autoritetingumą. Nu, vat, pabrėžiant, kad čia pats Dievas veikia šitam vertime, tai yra, nu, vat, mėginimas parodyti, kad, vat, čia, žinai, iš paties Dievo, kad tai yra autoritetingas tekstas. Ir kas yra dar įdomu, kad iš tikrųjų, na, vat, pati legenda, pats laiškas Aristėjui yra minimas, kad kodėl iš vis tas vertimas daromas. Dėl to, kad karalius anuometinis, ne, Ptolemėjus II, jisai norėjo, kad, žodžiu, šitas tekstas būtų įtrauktas į Aleksandrijos biblioteką. Nu, nes Aleksandrijos biblioteka, ne, vienas iš pasaulio stebuklų, taip, žodžiu, ten buvo norima surinkti visus svarbiausius pasaulio tekstus graikiškai, ne, kad jie būtų suprantami, reiškia, surinkti svarbiausius tekstus, juos išversti į graikų kalbą ir saugoti kaip tokį va, žmonijos paveldą. Tai šita legenda, kuri sako, kad va, ir judėjų Biblija turėjo būti išversta į graikų kalbą ir įtraukta į Aleksandrijos biblioteką, nu tai yra maždaug, žinai, alio, čia reiškia, mūsų va, šventasis raštas, jisai prilygsta savo verte geriausiems pasaulio literatūros kūriniams. Tai čia tokia tikrai, nu, legitimacijos toksai dalykas yra. Nu va, ir vis dėlto, kai mes žiūrim į pačią kalbą, ne, nu, va, jeigu jau čia tikrai toksai svarbus kūrinys literatūros, ne, tai kartais tada galėtum tikėtis, kad jau čia bus ir, nu, žinai, ten atsiversi pirmą puslapį ir nualpsi iš to, kaip gražu. Bet iš tikrųjų, kai skaitom tą graikišką tekstą, tai, na, staiga pradeda iškėti, kad ta graikų kalba yra pakankamai žemo lygio. Žodžiu, va, šitam vertime graikų kalba yra anaiptol netokia jau sklandi ir graži. Ir, na, va, jinai iš tikrųjų skaitytojams, kurie pažinojo, aišku, ir tą klasikinę graikų kalbą ir klasikinę graikų literatūrą, tai Septuaginta, nu šitas vertimas, jinai turėjo iš tikrųjų atrodyti kaip žemo lygio pakankamai literatūra, nes kalba nebuvo graži. Tai va, tai dėl to ir galima suprasti ir šitą legendą, ne, kad reiškia, nepaisant to, kad čia gal ir ta kalba netokia sklandi, ne, ir čia tie judėjai gal nėra tokia labai jau svarbi grupė anuometiniai, ne, Helenų imperijoje, taip, bet va, legenda sako, kad karalius Ptolemėjas įžvelgė, ne, šito teksto vertę. Žodžiu, kaip ten iš tikrųjų yra su tuo vertimu? Jau čia sakiau, ne, kad greičiausiai jinai iš vis, nu, net sunku yra pasakyti, ar buvo toksai dalykas, kaip at visų knygų rinkinys, ne, vat Septuaginta. Žodžiu, anksčiausiai buvo išversta pati autoritetingiausia Biblijos dalis. Tai penkiaknygė. Žodžiu, pirmos 5 knygos, hebrajų vadinamos Tora, ne, tai vat yra pati ankstyviausiai išversta dalis,
Todėl, kad iš tikrųjų tai yra normatyvinis tekstas. Vat hebrajai šitas 5 knygas jie laiko aukščiausio autoritetingumo tekstais. Tai reiškia, tai yra tekstai, kurie sąlygoja judėjo gyvenimą. Žodžiu, pagal juos judėjai turi gyventi pagal šitoks tekstus. Ir čia greičiausiai mes kalbam apie 3 amžių maždaug prieš Kristų. Ir tą liudija, yra daug šalutinių liudijimų, kad tai iš tikrųjų yra maždaug 3 amžius. Ten ir manuskriptų paplitimo laikas, ir vertimo kalba, kur yra vartojama, žodžiu, ten tikrai matosi, kad tai archaiški tekstai yra. Žodžiu, ar tikrai Egipte, irgi yra nemažai įrodymų, tokių kalbinių, kad greičiausiai labai tikėtina, kad vis dėlto tai buvo Egipte darytas vertimas. Nes labai akivaizdu, kad vertėjai mokėjo egiptiečių kalbą, nes tam vertime yra egiptiečių kalbos terminų vartojamų. Žodžiu, tai čia yra tokie netiesioginiai liudymai, kad greičiausiai su Egiptu susijęs tas vertimas. Kita vertus, mes irgi žinom iš tokių netiesioginių įrodymų, kad 3 amžiui prieš Kristų Egipte jau buvo nemenka judėjų bendryje. Žodžiu, ten jau buvo judėjų bendruomenė. Yra išlikusios netgi iki šios dienos kai kurios inskripcijos. Vat akmenį iškalti įrašai graikiškai, kuriuose kalbama apie judėjų bendryją. Pavyzdžiui, mes žinom, kad jie turėjo sinagogą Aleksandrijoje. Žodžiu, tai reiškia, kad jau ten buvo tiek skaitlinga bendryje, kad jau jie netgi galėjo pasistatyti savo maldos namus. Ir turtinga, reiškia, ne bendruomenė, nes galėjo turėti ir išlaikyti savo maldos namus. Ir vėlgi, čia tokios hipotezės, žodžiu, bet šiaip yra labai tikėtina, kad šitie judėjai, tenai gyvenę, kaip ir diasporoje, jie gyvena ne Izraelyje, bet kad jie ilgainiui pradėjo save laikyti graikais, helenais. Dėl ko? Čia kaip, nežinau, kaip su kokiu Lietuvos krikštu, irgi prieš krikštą mes sakom, kad tie lietuviai buvo pagonys. Bet iš tikrųjų krikščionybė buvo greitkelis į kultūrą, į finansus, į pripažinimą, į tapimą, nežinau, Europos ten dalim ir taip toliau, ir taip toliau. Žodžiu. Tai čia ta aukštesnioji kultūra, su kuria susiduria, pavyzdžiui, ir tie patys judėjai, Aleksandrijoje, Egipte, tai labai būtų suprantamas tas jų noras, tokios emancipacijos, reiškia tapti tos helenų kultūros dalimi, nes tai vis tiek greičiausiai irgi labai tikėtina, kad tai buvo judėjai, kurie jau buvo gavę helenistinį ugdymą ir jie gyveno, tam heleniškam, kultūriniam, socialiniam gyvenime, jau jie dalyvavo tenai. Ir kas irgi, apie Septuagintą yra toksai irgi, tam tikras mitas, kad judėjai pasidarė šitą vertimą tuo met, kai jie nebesuprato hebrajų kalbos. Maždaug, kad nebemokėjo hebrajų kalbos, tai dėl to pasidarė šitą vertimą į graikų kalbą. Šiaip šita hipotezė tai pakankamai silpna yra, nes labai panašu, kad vis dėlto šitie Aleksandrijos judėjai 3 amžiaus, jie mokėjo hebrajų kalbą, bet ypatingai antroji ir trečioji karta diasporos, kuriems jau gimtinė buvo Aleksandrija, Egiptas, jie vis labiau ir labiau krypo į graikų kalbą ir į graikiškąją kultūrą. Nes tikrai graikų kalba buvo tiltas, tiesiamas tarp judėjų ir graikų, tarp judėjiškos ir helenistinės kultūros. Tai čia vėl, ir dar čia irgi ką verta pasakyti, kad anaiptol nereikėtų galvoti, kad jie buvo bambukai, ten tie judėjai gyvenantys, žodžiu, Aleksandrijoje. Labai tikėtina, kad tai buvo iš tikrųjų labai išsilavinę žmonės ir todėl tas Septuagintos kalbos prastumas, jis greičiausiai visiškai nėra susijęs su tuo, kad jie graikiškai nemokėjo gerai kalbėti ir dėl to prastai išvertė. Čia greičiausiai yra tai, kad jie stengiasi labai pažodiškai išversti hebrajišką tekstą, hebrajų Biblijos, ir dėl to siekio pažodinio vertimo ta graikų kalba darosi labai kampuota, nes labai skiriasi kalbos struktūros, skiriasi iš tikrųjų, viena iš jų yra
Nu, va, indoeuropietiška kalba kita yra semitinė ir ten sintaksė labai skiriasi, žodžiu, skiriasi vartojimas žodžių sakiny ir taip toliau ir panašiai, žodžiu. Tai tas kalbos prastumas greičiausiai yra labiau susijęs su, nu, vat, siekiu kuo pažodiškiau išversti va, tą hebrajišką tekstą į graikų kalbą. Nu va, ir jeigu tada sakome, ne, kad ankstyviausi tekstai buvo penkiaknygė, taip, čia, kad biški mes suprastumėm, žiūrėkit, aš jums biški parodysiu, kad jūs vėl, nes gali būti, kad čia jums trupučiuką yra, toje sekundę aš neišsitraukiau vieno svarbaus dokumento, toje sekundę. Žodžiu, kad biški suprastumėm, apie ką čia mes kalbam, tai aš jums trupučiuką parodysiu, nu, vat, kas šiaip jau ten Biblijos žmogui, tai viskas tai yra suprantama, o žmogui, kuris su Biblija nesusidūręs, tai gali būti labai nu, nauji dalykai. Žiūrėkit. Žodžiu, čia vat yra vadinamieji kanonai. Tai reiškia, vat, kokia yra Biblijos sandara. Ne, vat, hebrajiškoji Biblija, vat, taip pačioj kairiai pusėje, hebrajiškoji Biblija yra sudaryta iš trijų dalių. Labai elegantiškai yra hebrajiškos Biblijos struktūra. Yra trys dalys. Taip, vat, ta, kaip sakiau, autoritetingiausia. Tai yra penkiaknygė. Tada yra antroji dalis, kuri vadinama yra pranašai. Tai čia vat, ankstyvieji pranašai nuo Jozuės iki karalių, tada vėlyvieji pranašai nuo Izaijo, ten iki paskutinio mažo, ten 12 pranašų, žodžiu, sąrašas ir knygos. Ir tada yra trečioji dalis raštai. Nu, va, tai, žodžiu, kaip ir mes turėtumėm suprasti, ne, kad jeigu jie verčia hebrajišką Bibliją į graikų kalbą, tai vat, jie verčia vat, šitą vat, kanoną, ne, vat, šitą rinkinį knygų jie verčia į graikų kalbą. Kur yra didysis nustebimas, žodžiu, kad tie rinkiniai graikiško Seno testamento, nu, vat, kurį mes vadiname, ne, Septuaginta, taip pat graikiškasis vertimas, šitos hebrajiškos Biblijos, jis žiauriai stipriai skiriasi nuo to hebrajiško teksto ne tik tai savo apimtim, nes, nu, vat, aš čia taip sudėjęs esu spalvom, kad trupučiuką būtų lengviau suprast, kurios tos knygos atitinka, bet, kaip jūs matote, čia atsiranda ir naujos knygos. Ne? Pat, pavyzdžiui, Juditos, Tobito, 1 Makabėjų, 2 Makabėjų, 3 Makabėjų, tada 151 psalmė, Manaso malda, Saliamono psalmės, 4 Makabėjų, Barucho knyga, Jeremijo laiškas, išminties knyga, Siracido knyga. Šitų knygų hebrajiškoje Biblijoje iš vis net nėra. Bet tam graikiškam vertime hebrajiškos Biblijos šitos knygos jau yra. Iš kur jos atsirado, kaip ten jos įėjo, kokį tekstą jie vertė. Žodžiu, čia yra žiauriai geras klausimas. Nu vat. Ir kas yra dar įdomiau, žodžiu, kad skiriasi šitų knygų išdėstymo tvarka. Nu vat, gal pagal spalvas netgi lengviau matyti, ne, kad, pavyzdžiui, nu, pats svarbiausias skirtumas tai yra tai, kad Septuagintui, nu, vat, graikiškam šventajam rašte yra perpjaunami pranašai. Ne, vat, viena dalis pranašų, ankstyvieji, yra kaip ir savo vietoj, ten kaip jie ir buvo hebrajiškai Biblijai, bet vėlyvieji pranašai, jie yra nukeliami į šventojo rašto kanono galą. Ir tai galiausiai atmigruoja net iki mūsų. Vat, jeigu jūs pažiūrėsite čia katalikiškas, ne, vat, kanonas, kaip mūsų katalikiškoje Biblijoje yra išdėstytos knygos, tai jos vat, yra būtent išdėstytos taip, kaip yra išdėstytos jos Septuagintoj, o ne hebrajiškoje Biblijoje. Mūsų vat, Biblijos kanonas, jis yra iš Septuagintos paimtas. Žodžiu, čia, nu vat, čia yra problema. Žodžiu, vat, kaip čia yra dabar. Ne, kaip šitą dalyką paaiškinti, nieks iš tikrųjų nežino iki galo. Nu vat, bet Septuagintos diena tarptautinė yra proga trupučiuką pasigilinti šitos reikalus. Žodžiu, žiūrėkit, nu gerai, jie išsivertė penkiaknygę, ne tą pirmąją vat dalį. Bet po to, iki pat 1 amžiaus prieš Kristų, tai reiškia porą šimtų metų dar, yra verčiami ir kiti tekstai. Ir šiaip, pavyzdžiui, yra nu, visai tikėtinas dalykas, kad vėliausiai yra išverčiama Koheleto knyga. Ir gali būti, kad Koheleto knyga iš tikrųjų jau yra išversta po Kristaus, žodžiu, 1 mūsų eros amžiuje. Taip gali būti. Nu, vat. Ir ką irgi vat, liudija dalykai, ne, kad yra verčiami ne tik tai bibliniai tekstai. Žodžiu, kad vat, tas
Aleksandrijos judėjų vat, apsisprendimas versti hebrajiškosius tekstus į graikų kalbą, jis apėmė anaiptol ne vien tik tai biblinius tekstus, nes ten yra išverstos kitos knygos, Enocho, jubiliejų knyga, žodžiu, va, tokius, kurias mes žinom, kad tos knygos egzistavo. Ir kai kurių, pavyzdžiui, tų knygų nebėra išlikę originalai hebrajų kalba, bet užtat yra išlikę va šitie graikiški vertimai. Ne? Žodžiu, tai ten panašu, kad tas vertimo darbas buvo labai intensyvus, jisai vyko palaipsniui, bet va tokios kaip septuagintos, ne, kaip gatavo dokumento, greičiausiai ten net nelabai ir buvo. Žodžiu, tai buvo tiesiog, va, na, toksai, va, rimtas darbas vykdomas, žodžiu, tai buvo verčiami palaipsniui va, hebrajų kalbos tekstai į graikų kalbą. Nu, va, irgi, kas labai įdomu, vat, kas išriškėja, kai tyrinėjai septuagintos tekstus, vat, po penkiaknygės vertimo, nes penkiaknygės vertimas jis pakankamai yra nuoseklus, bet vėlesniuose tekstuose matosi, kad atsišakoja vos netokios dvi mokyklos. Viena iš jų tai yra tokia literatūriško vertimo, nu, vat, kryptis. Pavyzdžiui, patarlių knyga, vat, taip yra išversta į graikų kalbą. Todėl, kad ten, pavyzdžiui, kai kurios patarlės yra iš viso ne tik tai, kad perfrazuojamos, bet jos yra ko ne pakeičiamos, nu, vat, analogiška patarle, kuri graikiškai geriau yra suprantama negu hebrajiškai, nes keičiasi ten idiomos, keičiasi, nu, vat, žodžių žaismai ir, žodžiu, vat, yra ta kryptis, kuri verčia taip literatūriškai, žodžiu, ne taip laikosi tos pažodiškos tvarkos. Žodžiu, reiškia siekiama perteikti labiau mintį, o ne pažodiškai kiekvieną ten žodį. Ir kita vertus yra kita kryptis vertimo, tai čia va, pavyzdžiui, raudų knyga, giesmių giesmės knyga, žodžiu, kur tas vertimas graikiškas yra labai labai pažodiškas. Tiesiog, va, kiekvienam žodžiui ieškoma atitikmens ir kiekvienas hebrajiškas žodis yra verčiamas į graikų kalbą, netgi siekiant išlaikyti vienodą žodžių skaičių, nu, va, sakiny, nu, va, iki tiek. Nu, va, ir dar vienas dalykas, va, su tais vertimais susijęs, kad vėliau netgi pasirodo revizijos. Ne, tai reiškia, kad jau ta knyga yra, va, išversta, o randami yra netgi vėlesni tekstai, kurie yra, reiškia, to vertimo, na, korekcija. Ne, daromas antras variantas to vertimo, nes, matyt, pirmas kažkokiu tai būdu buvo ten netinkamas, nepatenkinamas dar kažkas. Tai, ne? Nu, va, tai čia iš tikrųjų, kai mes kalbam apie tą septuagintą, tai jau tas, kuris šventė tarptautinę septuagintos dieną, tai jam jau leidžiama maždaug, yra, žinai, kai kas nors pamini septuagintą, tada taip jau sakyt, nu tai, o kas tai yra septuaginta, čia maždaug neaiškinka, kad tai yra dokumentas, nes tai yra labai labai supaprastinamas, na, pavadinimas. Žodžiu, septuaginta kaip tokia, jinai, nu, nėra jos kaip tokios. Tai yra tiesiog va, tendencija versti tekstus, kur palaipsniui ta tekstų visuma, jinai kaupiasi. Va, ten nuo trečio iki pat praktiškai turbūt pirmo jau mūsų eros amžiaus. Nu va, tada labai verta pakalbėti apie septuagintos įtaką krikščionybei. Kodėl va, mums kaip krikščionims vis dėlto septuaginta yra tokia svarbi. Pradėkim vis tiek nuo judėjų. Žodžiu, čia vis dėlto su ta krikščionių įtaka mes tuo ateisim, bet šitą vertimą daro judėjai savo. Žodžiu, kai jie daro šitą vertimą, tai krikščionių dar nei kvapo nėra. Ne? Ir ką tai reiškia? Čia yra žiauriai svarbus žingsnis. Nes tai reiškia, kad judėjai, jie imasi daryti vertimą švento rašto, tai reiškia Dievo žodžio, ir jie pripažįsta, kad šitas vertimas jis bus toks pats autoritetingas kaip ir originalus tekstas. Ja? Žodžiu, čia yra be galo stiprus žingsnis. Nu, vat, kad mes statysim dabar savo gyvenimą jau ant vertimo teksto. Nebe ant originalo teksto, bet ant vertimo teksto, kurį mes laikysim lygiai autoritetingu. Tai, žodžiu, čia tai pirmą kartą žmonijos istorijoje šitoksai dalykas iš viso tenai įvyko. Tokio dalyko dar nebuvo buvę. Mes va dabar kaip kokie, nu ten pavyzdžiui, ne va Lietuvoje, tai mes imam šventą raštą, mes imam lietuviškai ir nesukam savo galvos. Nu, tai yra lietuviškai. Mes gyvenam iš esmės pagal lietuvišką šventą raštą.
Bet pirmą kartą šitas žingsnis įvyko būtent su Septuaginta. Ir tai yra didžiulė inovacija. Tai yra didžiulė inovacija, kad tie judėjai pasakė, kad mums vertimo tekstas bus toks pats autoritetingas kaip ir originalas. O jau vėliau atėjusi krikščionybė šitą graikišką tekstą pasiėmė kaip duotybę. Čia yra labai plačiai žinomas faktas. Net ChatGPT tą faktą žino. Žodžiu, kad krikščionių raštai, ne, nu, va, žiūrėkit, pavyzdžiui, taip per sekminės, ne, va, kalba Petras ir jisai mini raštus. Na, žinau, kad jisai kalba apie Senąjį testamentą, nes Naujojo testamento dar nėra, jis dar neparašytas. Tai reiškia, jisai kalba apie Seną testamentą. Kokį Seną testamentą jis turi omeny? Hebrajišką ar graikišką? Ir čia yra masė įrodymų Naujajam testamente. Pavyzdžiui, kai evangelistai cituoja, ne, Matui, pavyzdžiui, tas labai būdinga, taip, kažkas ten įvyksta Jėzaus gyvenime ir Matas turi netokią formuluotę. Taip įvyko, kad išsipildytų ten pranašo Izaijo žodžiai pasakyti, va, ten tokie ir tokie. Ir jisai duoda citatą, ne iš pranašo Izaijo. Kas yra labai įdomu, kad kai lygini šitas citatas, ne, ir va, pasidedi prieš save hebrajišką tekstą Seno testamento ir graikišką, va, Septuagintos tekstą prieš save, labai akivaizdu, kad ten, man atrodo, 9 iš 10 citatų Naujajam testamente į Senąjį testamentą nuorodų yra būtent į Septuagintą. Ne į hebrajišką tekstą, bet į Septuagintą. Žodžiu, Septuaginta yra krikščionių Senasis testamentas. Reiškia, kai krikščionybė pradėjo plisti, jinai gavo šitą judėjų išverstą į graikų kalbą Senąjį testamentą kaip duotybę ir jie pasiėmė šitą šventą raštą kaip savo. Žodžiu, tai patiems judėjams, aišku, buvo irgi labai labai dramatiškas įvykis. Žodžiu, kad, na, vat, tarsi šita jų Biblija staiga paaiškėjo, kad jinai vat, labai puikiai tinka krikščionims. Ne? Nu, vat, ir galiausiai ten priejo iki to, kad patys judėjai atsisakė. Septuagintos jie, na, iš esmės pradėjo ją traktuoti kaip prastą vertimą. Žodžiu. Kodėl? Nes tai tapo erezijos, ne, krikščionybės šventuoju raštu. Ir tai buvo, nu, ženklas, kad tai tada reiškia žiauriai prastas vertimas, nes šito vertimu savo tikėjimą paremė krikščionybės ereziją maždaug. Na, žodžiu, patys judėjai galiausiai šito vertimo atsisakė kaip netinkamo ir blogo. Nu, va, ir čia, žiūrėkit, toliau kalbant apie krikščionybę. Pats Naujasis testamentas, jis yra parašytas labai keista graikų kalba. Tokia kalba, kuri iš tikrųjų irgi yra prasta graikų kalba. Ir čia evangelistas Lukas yra pats ryškiausias pavyzdys. Todėl, kad jeigu jūs paimtumėt vat, Luko evangelijos pačią pradžią, tai ten pirmos 4 eilutės yra tobula klasikinė graikų kalba. Lukas varo tokiu stiliuku, kaip visai neblogas filosofas arba istorikas graikų, klasikinės kalbos, gavęs rimtą kalbinį išsilavinimą. Bet po 4 eilutės jis persijungia į tokią graikų kalbą, kuri, nu, ten turėjo klasikinės graikų kalbos žinovams, tai ten turėjo raityti ausis. Nu, nuo prasto stiliaus tos kalbos. Bet ką daro Lukas? Lukas imituoja Septuagintos kalbą. Ir tai yra būdinga vat, Naujajam testamentui. Vat, ta prasta Naujojo testamento graikų kalba, panašiai kaip prasta Septuagintos graikų kalba, jinai iš tikrųjų yra dėl to, kad Naujasis testamentas imituoja Septuagintą, o Septuaginta imituoja hebrajiškąją Bibliją. Nežinau, ar čia jums aišku šitas dalykas, žodžiu. Bet čia, nu, vat, akivaizdžiai iš tikrųjų, kad vat, koks Lukas, pavyzdžiui, tai jisai tikrai akivaizdžiai laiko savo Evangeliją ir apaštalų darbus, nes jis yra apaštalų darbų ir Evangelijos autorius. Žodžiu, jisai laiko savo šitas knygas tęsiniu Septuagintos. Va dar 2 Septuagintos knygom. Ir jisai va tą stilių, žodžiu, Septuagintos kalbos, jisai šitą stilių išsaugo. Nu va, kas yra irgi dar labai labai svarbus dalykas, kad, nu, jūs puikiai suprantate, ne, kad kiekvienas vertimas yra interpretacija, neišvengiama. Nėra tokio vertimo, kuris, nu, tarsi perduotų
Nu, va, tiesiogiai tenai, ne, žodžio reikšmę. Nu va, ir dabar žiūrėkit, mes einam biški pasižiūrėti į kai kuriuos tekstus. Žodžiu, mes dar tų tekstų pasižiūrėsim čia gal ne vieną, bet nu va, aš noriu kai kuriuos tekstus jums vis dėlto parodyti. Žiūrėkit. Būtų gerai iš tikrųjų, jeigu mikrofonus užsimūtintumėt, nes labai po to ten girdisi, žodžiu. Um, nu, žiūrėkit, pavyzdžiui, ne, garsusis Izaijo 7:14 tekstas. Ne, labai labai garsi pranašystė, kurią po to krikščionis nesako, kad tai yra pranašystė apie Jėzų. Žiūrėkit tekstas. Todėl pats viešpats duos jums ženklą. Štai, dabar žiūrėkit, koks tai. Štai ta mergelė laukėsi. Ji pagimdys sūnų ir pavadins jį Emanuelio vardu. Na, žinomas tekstas jums, taip? Rupšys iš kokios kalbos? Čiagi Rupšio vertimas, taip? Rupšys iš kokios kalbos vertė? Iš hebrajų? Nu, kaip ir iš hebrajų. Ne? Bet dabar žiūrėkit, kas dedasi hebrajiškam tekste. Žodžiu, hebrajiškam tekste šitoj vietoj, kur va, čia pas mus yra vertime žodis ta mergelė, hebrajiškam tekste čia yra žodis alma. Čia atsargiai, čia nėra vardas alma. Vardas alma iš lotyniško yra alma, maždaug, nu, džiugauk. Šičia žodis alma. Ką reiškia alma? Žiūrėkit. Marriageable girl. Girl who is able to be married. Ne? A young woman until the birth of her first child. Čia niekur nekalbama apie skaistumą žmogaus. Žodžiu, hebrajiškam tekste čia yra žodis jauna moteris. Mergeliškumo čia nėra. Jeigu čia būtų žodis mergelė, tada čia vietoj žodžio alma hebrajiškam tekste būtų žodis betula. Vat betula, hebrajiškas, o taip, o čia jau yra mergelė. Vat tas, pavyzdžiui, vat pažiūrėkit, vat yra labai autoritetingas toksai, labai mokslinis, ne, vertimas darytas labai rimtos hebros žodžiu, nu, vat, vertimas į anglų kalbą, Revised Standard Version. Žiūrėkit, kaip jie išvertė, ne? Behold, a young woman shall conceive. Štai jauna moteris pastos. Tai čia, žinokit, Amerikoje, kai jie paskelbė šitą vertimą, tai praktiškai hebra vos neišsprogdino ten tą kontorą, kur jie dirbo. Žodžiu, katalikai susirinkę, sakė, jūs čia ką, alio, erezijos. Nors jie buvo ištikimi hebrajiškam tekstui. Vat jie sakė, mes verčiam hebrajišką tekstą ir jie išvertė hebrajišką tekstą. Žiūrėkit, kas dedasi Septuagintoj šitai vietoj. Šitai vietoj Septuagintoj yra žodis parthenos. Vat žodis parthenos yra one who has never engaged in sexual intercourse, virgin, chaste person. Vat žodis parthenos reiškia mergelę. Kodėl šitie judėjai, darydami šitą vertimą 3 amžiui prieš Kristų, šitai vietoj alma išvertė žodžiu parthenos, mysterium fidei žodžiu, nieks nežino. Bet faktas, kad krikščionims graikiškas tekstas žymiai geriau tiko negu kad hebrajiškas. Ir todėl, kai Evangelijose yra kalbama apie Izaijo pranašystę apie Kristų, ten yra cituojamas būtent graikiškas tekstas, o ne hebrajiškas. Ir netgi vargšas Rupšys, matyt, pabijojo, kad ir jam žmonės langus išdaužys, žodžiu, ir nors sakė, kad aš verčiu hebrajišką tekstą, vis dėlto šitai vietoj niekam per daug nieko neaiškinęs, paėmė ir persijungė į Septuagintos tekstą. Nu, vat, kad žmonių nenervuotų. Žiūrėkit, dar vieną vietą jums parodysiu. 22 psalmės 16 eilutė. 22 psalmė, ta psalmė, kurią cituoja Jėzus ant kryžiaus, ne? Pirma eilutė šitos psalmės yra vat, Jėzaus paskutiniai žodžiai ant kryžiaus, taip? Ne? Mano Dieve, kodėl mane apleidai? Gali būti, kad Jėzus sako tiesiog pavadinimą šitos psalmės, nu taip išreikšdamas, kad vat, jo malda yra visa ta psalmė ant kryžiaus. Žiūrėkit, va šitai psalmė 16 eilutė.
kurios hebrajiškas tekstas sako maždaug va taip, kaip išversta ir Rupšio. Ne, juk mane šunys apgula iš visų pusių, nedorelių gauja mane apspinta, jie drasko mano rankas ir kojas. Drasko mano rankas ir kojas. Hebrajiškas tekstas taip sako. Graikiškas tekstas sako žodį perverė, kad jie perverė mano rankas ir kojas. Nu, vat ir vėl, ne? Tai dabar krikščionims, kurie šitą psalmę sieja su nukryžiavimu. Kuris tekstas geresnis, žodžiu? Ar tie, kurie drasko mano rankas ir kojas, ar vis dėlto tas tekstas, kuris sako, jie perveria mano rankas ir kojas? Nu va, žodžiu, tai yra tokie tikrai nesutapimai teksto, ne, kur neišvengiami jie yra. Ir vis dėlto, kurie yra be galo reikšmingi krikščionims. Bet mes akivaizdžiai matom, kad greičiausiai krikščionys, kurie Septuagintą pažino pirmiau, negu kad gimė Naujasis testamentas. Tai mes netgi galim matyti, kad greičiausiai Septuaginta padarė įtaką tam, kaip iš vis buvo aprašytas Kristaus įvykis. Kad, na, va, tie dalykai, kur maždaug dabar ten skaito žmogus Seną testamentą ir jis staiga, čiagi viskas sutampa. Čiagi aš jau Evangelijoje šitaip skaičiau apie šitą dalyką. Tai čia tas nustebimas iš esmės kyla dėl to, kad žmogus, iš antro galo skaito, ne taip kaip parašyta. Žodžiu, jis pradžioj paskaito vėlesnį tekstą, Naują testamentą, o tada eina prie ankstesnių tekstų, prie Septuagintos iš esmės. Nu va, bet šitie dalykai, jie iš tikrųjų, gaunasi labai, labai reikšmingi. Kas yra dar svarbiau? Kodėl krikščionybė tokia svarbi yra Septuaginta? Įsivaizduokim, kad Septuagintos nebūtų buvę. Ir kokia tada kalba kalbėtų krikščionis, jeigu Septuagintos nėra? Nes dabar graikų kalba iš tikrųjų galiausiai tapo krikščionybės kalba. Naujasis testamentas parašytas graikiškai. Bet jeigu nebūtų buvę Septuagintos, kokia kalba būtų kalbėję krikščionis? Aramėjiškai. Taip kaip kalbėjo ir Jėzus. Ir šitą prasme, tada kur krikščionybės, misija, evangelizacija, kur tas arealas, kur tu kalbėdamas aramėjiškai gali sėkmingai skelbti, kad Jėzus yra Kristus. Sirija, Užjordane ir Judėja. Tavo arealas. Bet tai, kad buvo Septuaginta, ir kad Septuaginta tapo pamatu, krikščionims, kaip apie Kristų kalbėti graikiškai, tai atvėrė tokius horizontus, kad galiausiai misijos, į Mažąją Aziją, Turkiją, į Graikiją, o galiausiai net iki pat Romos. Dėl ko? Nes graikų kalba buvo tas pats, kas šiandien anglų. Jeigu tu Eurovizijoje dainuoji lietuviškai, tai tu dainuoji Eurovizijoje lietuviškai. Ir tu ten gal ir gali būti, kažkoks ten fainas, taip toliau, bet nieks tavęs nesupranta. Tu esi, provincija esi. Ir kita vertus, jeigu tu iš tikrųjų, esi nusiteikęs, laimėti, ten nežinau ką nors, tu turi imtis kalbos, kurią visi supranta. Ir čia, tai yra, žinokit, tikrai, tai yra paradoksas. Kad jeigu nebūtų buvę Septuagintos, greičiausiai krikščionybė nebūtų taip išplitus. Nes netgi jeigu tu kalbi graikiškai, bet tu sakai, kad visa tai, ką aš kalbu, yra surašyta hebrajiškam šventajam rašte, kad Jėzus išpildė hebrajiškas pranašystės, kas gali perskaityti hebrajiškai tekstus? Mažojoje Azijoje, Graikijoje, Romoje. Tu kalbi paukščių kalba, žodžiu, tenai. O čia yra viskas, tavo kalba, šitie dalykai susakyti. Ir suprantat, jeigu nebūtų buvę Septuagintos, labai tikėtina, kad krikščionybė, kaip sąjūdis, būtų žlugusi tuomet, kai buvo sugriauta šventykla.
Nes judaizmui šventyklos sugriovimas buvo katastrofų katastrofa. Žodžiu, visas judaizmas, o krikščionis tuo metu dar nuo judaizmo nebuvo atsiriboję iš tikrųjų. Dar ten, nu, kadangi pats Jėzus iš tikrųjų visai nesteigė naujos religijos, jisai atėjo reformuoti judaizmą. Žodžiu, tai ir ten tie ankstyvieji krikščionys, jie save laikė, nu, va, reformuotais judėjais. Ir, na, iš tikrųjų, netgi mokslininkai taip sako, kad po šventyklos sugriovimo, nu, va, judaizmas yra visiškai naujas dalykas. Kai kurie mokslininkai sako, kad jisai su tuo judaizmu, kuris buvo iki šventyklos sugriovimo, nu, jis nebeturi nieko bendro. Nu, taip šneka. Aš tai nepritariu tai nuomonė, vis tiek, nu, kad ir kokia tai būtų dramatiška patirtis, bet vis tiek tie ryšiai yra, žodžiu. Bet tas lūžis buvo tiek stiprus, kad ten, nu, va, beveik galima sakyti, ne, kad tai yra visiškai naujas judaizmas po to. Kas būtų įvykę su krikščionybė, jeigu nebūtų buvę graikiško šventojo rašto, labai tikėtina, kad po šventyklos sugriovimo, reiškia, be šventyklos, ne, ir su hebrajiškai užrašytų Dievo žodžiu, nu, krikščionybė būtų likus kažkokia tai labai labai marginale sekta, kuri palaipsniui būtų išnykus tiesiog. Nes nebūtų, nu, vat, Pauliaus misijos graikų tarpe, ne, pagonių tarpe, be graikiško šventojo rašto visiškai neįmanomos yra. Visiškai nesuprantamas dalykas būtų buvę. Jūs įsivaizduokite, ne? Žodžiu, judėjų vertimas į graikų kalbą šventojo rašto, jisai galiausiai tapo, žodžiu, krikščionybei, žodžiu, varikliu. O ironija, žodžiu. Judėjai, ne, trečiam amžiui prieš Kristų išsiverčia savo hebrajišką šventąjį raštą į graikų kalbą, ateina krikščionis ir ant to švento rašto išvažiuoja į savo misijas ir tampa vyraujančią religiją. Žodžiu, jūs įsivaizduojat, kaip judėjai keikė tą dieną, kada Septuagintos vertimas buvo pradėtas daryti. Įsivaizduojat? Žodžiu. Nu, va, o krikščionis, aišku, visi sako, tai čia Dievo darbas, ko jūs čia pykstat? Nu gerai, žiūrėkit. Tai dabar dar. A nepavargo dar. Žodžiu, nes čia dabar jau prasideda tokios plonybės. Žodžiu, čia jau tikrai tokia prasideda visiškai nerd stuff. Žodžiu, čia tas įvadas toksai dar biškai įdomesnis, bet jau dabar čia prasideda tokie, kur jau sėdi mokslininkai, ten krapšto tekstus pasidėję vieną po kito, žodžiu, ir jau ten tada žvygauja, kai ką nors atranda tuose tekstuose. Nu, žiūrėkit. Aš jums parodysiu tokią vieną schemą, žodžiu, kad jūs pagazdinčiau ir kad būtų jums trupučiuką aišku, nu, va, kodėl čia taip viskas yra sudėtinga. Tai neatsidariau savo puslapių. Kur dabar? Žiūrėkit, taigi, va, aš jums pašėrinu. Nu, va, žiūrėkit. Žodžiu, klausimas didysis yra, ne? Iš kur tas skirtumas, ne? Vat, kaip mes žiūrėjome į tą kanoną, ne? Kad hebrajiška Biblija, jinai, va, labai elegantiška, žodžiu, čia iš tikrųjų jūs nežiūrėkit, kad čia taip skiriasi knygų sąrašo ilgis. Iš tikrųjų, teksto ilgis čia yra daugiau mažiau panašus, išskyrus va tai, kas čia yra violetinė spalva ir pilka spalva pažymėta, žodžiu. Čia teksto apimtis yra beveik tokia pati, išskyrus čia 10 knygų papildomų atsiranda Septuagintos tekste. Bet žodžiu, vat, kodėl toks keistas išdėstymas tų knygų? Kaip taip gali būti? Nu, mat, ir suprantat, kaip yra. Mokslininkai pradeda klausti tokio labai rimto klausimo. Ar šitas tekstas Septuagintos, va tas graikiškasis, ar jis yra darytas iš šito hebrajiško teksto, kurį mes dabar turim kaip hebrajišką Bibliją. Žodžiu, šitas tekstas vadinasi mazoretinis tekstas. Hebrajų kalba tekstas, kuris va, dabar yra mūsų turima hebrajiška Biblija, jis yra vadinamas mazoretiniu tekstu. Nu, čia kada nors padarysim atskirą susitikimą dėl mazoretinio teksto. Žodžiu, dabar nepradedam. Bet, žodžiu, žiūrėkit, kaip mokslininkai svarsto apie ryšį tarp Septuagintos ir mazoretinio teksto. Tada!
Čia, čia yra super. Žiūrėkit. Va čia va dešiniai pusėje, jeigu jūs matote, ne, va čia va dešiniai pusėje, va čia va yra mazoretinis tekstas. Taip? O va čia va yra septuaginta. Ir va čia va reiškia, yra va hebrajiška Biblija, kurią mes turim, taip? O va čia va yra graikiška Biblija, kuri atseit va yra šito hebrajiško teksto vertimas. Žodžiu, šitie tekstai iš tikrųjų jie, nu, akivaizdu, tai yra to paties hebrajiško teksto vertimas. Taip, žodžiu, tai čia yra to paties šventojo rašto vertimas. Bet, nu, va, šitų tekstų tokia nuodugni analizė, jinai rodo, kad greičiausiai yra buvęs kažkoks tai, nu, va, moksliškai pasakysim, prototekstas, ne, va, pirminis tekstas, iš kurio vėliau gimsta, nu, va, tradicijos. Na, ir čia labai normalu yra švento rašto tyrime, ne, kad tas tekstas jisai nėra kažkoks labai fiksuotas, ne, jis gyvas yra, jis nuolat yra kuriamas, redaguojamas, ne, perrašinėjamas. Ir vat labai panašu, kad kažkur mums yra nepasiekiama, ne, nes nu, dar nerasti tie tekstai. Taip mes taip optimistiškai sakom, mes dar jų neradom. Galbūt kažkada rasim tuos tekstus, kuriuose bus galima atpažinti bendrą šaltinį, iš kurio vėliau atsišakojo, va taip sakysim, dešinioji atšaka hebrajiško teksto, taip, ir kairioji atšaka hebrajiško teksto. Dėl to gali būti, kad Septuagintos vertimas yra darytas iš kito hebrajiško teksto, negu kad mūsų turima hebrajiška Biblija. Žodžiu, jūsų veideliai labai gražus yra. Čia paprasta viskas. Čia viskas labai yra easy stuff. Nu, žodžiu. Ir vat maždaug va čia, vat šita vat alef raidė, B raidė, A raidė, va čia pagaliau prasideda mūsų turimi Septuagintos rankraščiai. Vat maždaug va čia vat yra vat, tai, ką mes turim, vat rankraščius Septuagintos teksto, reiškia graikiškus Senojo testamento rankraščius. Ne, vat šitoj va vietoj. Nu va. Va čia va, pavyzdžiui, yra lotyniškas vertimas, ne? Va, čia yra Jeronimo darytas vertimas į lotynų kalbą, ne? Kuris, žiūrėkit, kaip įdomiai, ne? Jisai kaip ir darytas iš tos vat, mazoretinio teksto šeimynos, taip? Bet jeigu jūs pasižiūrėtumėt į lotyniško teksto kanoną, nu vat, vulgatą, ne, vat, lotyniškas tekstas, tai knygų išdėstymas tam kanone yra iš tikrųjų graikiško teksto išdėstymas, septuagintos išdėstymas. Bet Jeronimas deklaruoja, kad jis vertė iš hebrajiško teksto. Nu, va. Žodžiu, gali būti, kad hebrajiškas tekstas buvo ne vienas. Kad buvo, nu, vat, variantai teksto, kas šiaip yra labai normalu su senovės tekstais, kad nėra kažkokio, nu, vat, fiksuoto aiškiai, vat, originalo, kur ten maždaug visi nešioja į ant rankų tą originalą. Žodžiu, kad tai buvo, nu, vat, versijos teksto. Ir tas labai dažnai būna, žinokit, čia literatūroje pasaulio tai yra labai dažnas atvejis, kad, pavyzdžiui, originalas prapuola, bet išlieka vertimas. Ir kad mes žinom apie vieno ar kito kūrinio egzistavimą dėl to, kad liko koks nors vėlyvas vertimas to teksto. O originalas yra prapuolęs. Nu va, tai čia ir su ta septuaginta, suprantat, dėl ko septuaginta išliko, čia vėl didžiąją dalim greičiausiai čia yra krikščionybės nuopelnas. Nu, nes greičiausiai krikščionybė išpopuliarino septuagintą ir kadangi krikščionims tai buvo tokia svarbi knyga, krikščionis ją išsaugojo. Nors jinai gali būti, kad būtų prapuolus kaip ir kiti, nu, vat, tekstai, žodžiu. Labai įdomu, žodžiu. Čia labai įdomu. Ir va tas santykis, žodžiu, su tuo mazoretiniu tekstu, ne, va, su tuo hebrajišku tekstu, kurį mes turim, hebrajiškos Biblijos tekstu, kurį mes turim, nu tas santykis yra draugiai ir istorinis. Suprantat, kaip yra?
Ankstyviausias rankraštis hebrajiškos Biblijos, kurį mes turėjom praktiškai iki 20 amžiaus vidurio, buvo maždaug tūkstantųjų metų po Kristaus. Žiauriai vėlyvas. 10 amžius. Tai buvo ankstyviausias hebrajiškas tekstas, kurį mes turėjom Biblijos. Septuaginta buvo 3 amžiaus prieš Kristų rankraštis. Tai jūs įsivaizduojate, tai yra 1300 metų senesnis variantas teksto. Na, aišku, tie rankraščiai, kuriuos mes turėjom, jie maždaug 4 amžiaus. Bet ir tai jie 600 metų senesni vertimo tekstai, ne, negu kad originalas, ne, hebrajiškas. Po to, kai buvo atrasta Kumrano raštyje Izraelyje, ne, prie negyvosios jūros, irgi čia galite paguglinti, kas nežinot, kas tai yra Kumrano raštyje, staiga hebrajiškų tekstų data pasistumėjo praktiškai 1000 metų atgal. Nes ten mes jau randam rankraščius maždaug Septuagintos amžiaus. Žodžiu. 2 amžius prieš Kristų. 1 amžius prieš Kristų. Žodžiu, staiga pasistumėjo va, ta tradicija iki tenai. Bet ten tekstai, jie nėra mazuretinis tekstas. Žodžiu, tie tekstai, kurie buvo atrasti Kumrane, ten panašu, kad yra kita tradicija tekstų. Ten buvo atrasta biblioteka, ten praktiškai visos knygos šventraščio atrastos išskyrus Esteros knygą. Žodžiu, visų knygų rankraščiai buvo tenai atrasti, toj Kumrane, žodžiu, išskyrus gal Esteros knygą, kai kurių knygų netgi po kelis variantus. Ir buvo atrasti net ir graikiški rankraščiai. Ir kas labai įdomu, kad lyginant, pavyzdžiui, Septuagintos tekstus su Kumrane atrastais rankraščiais, matosi, kad Kumrane greičiausiai yra vėlesnė revizija tekstų. Žodžiu, reiškia, kad tikėtina, kad jau Septuagintos vertimas buvo, bet tai, kas yra išlikę Kumrane, tai yra darytas vėlesnis vertimas, kuris, tikslina Septuagintos kalbą, žodžiu, daro ją ištikimesnę hebrajiškam tekstui. Žodžiu, šitas santykis tarp hebrajiško teksto ir graikiško teksto, čia žinokit, gali vaikelį visą gyvenimą paskirti šitom studijom ir, taip sakant, greičiausiai dar prieš savo mirtį turėsi pasakyti, kad dabar žinau, kiek nežinau. Labai labai, žodžiu, čia labai labai platis rytis yra, todėl kad ir tekstų yra labai daug, ir problemų, šito santykio yra tokių sunkiai paaiškinamų irgi labai labai daug. Dabar dar, žiūrėkit, dar viena tokia temelė. Suprantat, kadangi Septuaginta, graikiškas vertimas 3 amžiaus prieš Kristų, pačių judėjų darytas vertimas į graikų kalbą, hebrajiškos Biblijos, taip? Bet vis dėlto vertimas. Reiškia, kad jį darė tam tikra grupė žmonių. Tokios grupės žmonių, jos niekad nėra vakume. Suprantat, bėgant laikui tikėjimas keičiasi. Keičiasi pasaulėžiūra žmonių. Keičiasi netgi religinės nuostatos. Ir dėl to yra labai rimtas klausimas, ar kartais Septuaginta neturi savito charakterio. Kad jeigu tu paimtum tik tai graikišką tekstą skaitytum, ar kartais joje nėra, tokio skirtingumo nuo hebrajiškos Biblijos. Tokio savitos teologijos. Tai čia irgi verta pirmiausia pabrėžti tai, kad iš tikrųjų šitas graikiškas vertimas, jis yra labai labai ištikimas hebrajų kalbai. Žodžiu, tie vertėjai, ypač ten tie tekstai, kur kalbėjome, kad pažodiškesni tekstai, taip ta pažodiškesnio vertimo srovė, Septuagintai, žodžiu. Tai ten, žinokit, tikrai, žodis į žodį jie mėgina versti. Tiesiog žodis į žodį. Konstrukcijos, sintaktinės konstrukcijos. Malonu. Reiškia sintaksė, kuri šiaip jau yra, hebrajų. Iš čia užmūtinsim ką nors. Tuo mes pagausim čia kažką už uodegos. Pakštienę užmūtinom, rasą užmūtinom, tuoj Jūratį dėsim. Viskas. Tvarka bus. Okay.
Suprantat, ką reiškia, nu, va tai, kad jie nuosekliai verčia šitos tekstus. Tai reiškia, kad Hebra prieš pradėdami versti, jie greičiausiai, nu, apsvarstė planą, koks bus metodas vertimo. Nes toks vertimo nuoseklumas, kad jie, pavyzdžiui, kalbinės konstrukcijas verčia pakankamai nuosekliai. Ne? Pavyzdžiui, hebrajiško žodžio va tą šaknį, jie pakankamai nuosekliai verčia tą pačią graikišką šaknim. Tai reiškia, kad nu, ten buvo pradžioj susirinkimas ir turbūt ne vienas, kur buvo apsvarstyta, o kaip šitas vertimas bus vykdomas. Ne? Reiškia, kad yra tam tikras nu, konsensusas, ne? Kaip tai bus daroma. Ir, nu ką, suprantat, kas tada yra septuaginta? Tai yra tam tikras literatūrinis paminklas, kuris liudyja, kaip hebrajišką tekstą suprato trečio amžiaus Aleksandrijos graikiškai kalbantis judėjai. Žodžiu, jie gal to specialiai ir nenorėjo čia užrašyti septuagintui, bet jie tą užrašė neišvengiamai. Nes kad išverstų, jie turėjo tą tekstą suprasti, bet jie tą tekstą be jokios abejonės suprato savitai, kaip trečio amžiaus Egipto judėjai, graikiškai kalbantis judėjai. Ir šitas dalykas be jokios abejonės septuagintoj yra užfiksuotas, nu jis yra neišvengiamas. Tai va čia yra tokių įdomybių. Pavyzdžiui, ne patriarchas, taip, Jokūbo sūnus Juozapas. Ne, vat, Jokūbo sūnus Juozapas, kuris galiausiai, žinote, ne, Egipte padarė karjerą, taip, tapo antruoju po faraono. Labai įdomu, septuagintoj jis vadinamas top archos, žodžiu. Čia yra specifinis egiptietiškas terminas. Top archos reiškia valdantis vietą, ne, nuo žodžio topos ir nuo žodžio arche. Ne? Žodžiu, jie šitai vietoj, skaitydami va tie judėjai Aleksandrijos, ne, skaitydami apie Egiptą ir skaitydami, kad Juozapas Egipte va užėmė tokias pareigas, jie iškart sako, jo, čia viskas mums aišku, kokios tai pareigos. Žodžiu, mes jums galim parašyti terminą tikrą, žodžiu, kuris hebrajų kalba to termino net neturi, mes va jums parašysim terminą. Čia yra top archos, žodžiu. Labai įdomu, ne? Tada pavyzdžiui, ne, atsimenat irgi iš Juozapo istorijos, ne, tas kepėjų viršininkas ir tas ten taurės pilstytojas, ne? Irgi tenai vartojami specifiniai pavadinimai, kurie yra, nu, vat, egiptietiška terminija. Žodžiu, hebrajiškoje Biblijoje. Nes jie žino tą terminiją. Ir tai, suprantat, rodo, kad vat septuagintoj hebrajų Biblijos tekstai, jie įgauna trečio, antro, pirmo amžiaus prieš Kristų Egipto kultūrinį atspalvį. Ypač tie tekstai, kurie kalba apie Egiptą, jie va ten, nu, žodžiu, jie yra inkultūruojami tie tekstai, žodžiu. Jiems tenai tai labai savita, nes jie tame gyvena. Pavyzdžiui, nu, va, žiūrėkit. Nu, va, gerai, einam biški, dar parodysiu jums karakulių, jeigu dar nepavargot. Kur čia ta mūsų? O, radau. Ok, einam biški į hebrajišką. Žiūrėkit, vat yra toksai žodis teva. Hebrajiškas. Žodis teva, hebrajiškas reiškia, lietuviškai mes įverčiam arką. Žodžiu, arka, suprantate, ne? Nojus, taip? Nojaus arka. Kas yra įdomu, kad šitas žodis yra vartojamas Išėjimo knygos antram skyriui, kai kalbama yra apie Mozę. Žiūrėkit. Jo motina, nebegalėdama slėpti jo ilgiau, paėmė papiruso, hebrajiškas tekstas sako tevat, ne? Va šitą vartoja žodį teva, kuris yra Nojaus arka. Ne? Taip siedama, hebrajiškas tekstas sieja Mozę su Nojum. Ne? Kad va taip, kaip Dievas išgelbėjo Nojų iš Tvano vandenų, taip Mozė buvo išgelbėtas iš Nilo vandenų. Tokioj pačioj arkoj. Ne? Nu, hebrajiško teksto teologija labai tokia visai įdomi. Graikiškas tekstas šitoj vietoj vartoja egiptietišką žodį.
Thebis. Šito žodžio Thebis nėra Nojaus pasakojime. Nojaus pasakojime čia yra graikiškas žodis kibotos. Nu, vat, kuris iš tikrųjų yra va, tas arkos vertimas. Mm. Žodžiu, na čia yra įdomu, suprantat, čia yra va tokie ženklai, kad jie negali išsisukti nuo savo graikiško, nuo savo egiptietiško konteksto. Žodžiu, jie yra Egipto žmonės. Ir jiems labai aišku, apie kokį čia yra daiktą kalbama. Ir jie vartoja egiptietišką žodį, tiesą sakant, taip, sutraukydami teologinius ryšius tarp Mozės, nu, vat, arkos ir Nojaus arkos. Įdomu, žodžiu. Nu, čia tokie įdomus dalykai yra tam šventam rašte, kur akivaizdžiai prasimuša jų toks egiptietiškas kontekstas. Yra ir šiaip, yra ir tokių teologinių labai gražių bairių. Žiūrėkit, va, irgi, pavyzdžiui, parodysiu jums ne tas, ne to. Žiūrėkit, išėjimo knygos 24:10. Tikrųjų, labai toksai radikalus tekstas šventajame rašte, ne? Nes žiūrėkit, kas čia yra sakoma. Sakoma, jie matė Izraelio dievą. Čia yra, nu, ane, žodžiu, kas gali matyti Izraelio dievą? Dievas yra nematomas, ne? Čia iš tikrųjų teologiškai tai čia yra, nu, tai rėžia ausį, ne? Tai tekstas, kuris, nu, vat, yra taip ant ribos, vat, sumenkinti Dievo dieviškumą. Ne, vat, tarsi dabar Dievas yra mažiau dieviškas, nes jisai tapo regimas. Ne? Ką šitai vietoj daro Septuaginta? Nes čia yra, vat, grinai, čia yra hebrajiško teksto vertimas. Ką daro Septuaginta? Žiūrėkit. Sako, aš jums pažodžiui verčiu. Ir jie matė vietą, kurioje ten stovėjo Dievas. Žodžiu, hebrajiškas tekstas sako, jie matė Dievą. Graikiškas tekstas žymiai subtilesnis. Jisai sako, jie matė vietą, kur stovėjo Dievas. Nu, pripažinkit, čia yra gražus reveransas Dievo dieviškumui. Žodžiu, kad, nu, Dievo tu negali matyti, Dievas yra neregimas ir Dievas yra Dievas. Alio, biški gal maukis batus, nes žemė, kur tu stovi šventa. Ir vat, jie matė vietą, kur stovėjo Dievas. Na, žodžiu, gražu. Žodžiu, tai, suprantat, tokios vat vietos jos rodo, kad, nu, tie vertėjai, viena vertus aš, nu, čia jau kelintą kartą sakau, ne, kad jie versdami, viena vertus jie labai pažodiškai stengiasi, labai ištikimi stengiasi būti tekstui, bet tas vertimas yra gyvas, jie reflektuoja, ne, tą tekstą ir iš esmės, nu, vat, jie interpretuoja tą tekstą. Interpretuoja ir teologiją. Ir, nu, ką tai reiškia? Suprantat, kaip paprastai teologijos grubumas, nu, va, toksai, ta netašyta teologija, ne, tokia, va, nu, kur kelia problemų, arba yra neišsami, arba dar kažkas, tai paprastai tai yra ankstyvumo ženklas. Paprastai ta prasta teologija tai yra archaiškumo požymis, kad reiškia, ta teologija galbūt yra labai archaiška. Nu, pavyzdžiui, žiūrėk, aš jums pasakysiu pavyzdį, va, archaiškumo. Prisimenat pirmą Dievo įsakymą? Žiūrėkit, pirmas Dievo įsakymas - neturėsi kitų dievų, tik mane vieną. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad čia dar nėra griežto monoteizmo. Reiškia, kad įmanoma turėti kitus dievus. Nes monoteizmas sako, kad kitų dievų nėra. Tai reiškia, neįmanoma turėti kitų dievų. Čia visi tie homiletiniai svaičiai, kad ten pinigai dievas, ten sveikata dievas, dar, nu tai čia homiletiniai yra. Bet čia yra, nu, dekalogas, tai čia tikrai kalbam apie dievus. Ir tai reiškia, kad tai greičiausiai yra super archaiška teologija, kur netgi dar Izraelija greičiausiai nebuvo griežto monoteizmo. Žiūrėk, tai yra, vat, archaiškumo požymis. Tai ką tai reikštų šitoj vietoj? Nu, ne, vat, jeigu dabar va taip, ne, pasižiūrėtumėm, ne, ką tai reikštų šitoj vietoj? Šita teologija, kad jie matė Dievą, yra labiau nevalyva. Ta prasme, jinai yra pavojingesnė teologija negu pasakymas toksai subtilus, kad jie matė vietą, kur Dievas stovėjo. Ir tai vat, vėl gali būti ženklas, kad
čia tradicija labai archaiška teksto. Ne? Gali būti, kad čia tikrai vat, yra liudijimas apie tai, kad hebrajiškas tekstas, iš kurio vertė Septuaginta, yra labai labai senas. O Septuaginta jau yra vėlesnė teologija ir dėl to jinai bando lyginti ir tiesinti va, tuos nevalyvus senosios teologijos, archaiškosios teologijos, žodžiu, vikruntasus. Labai įdomu, žodžiu. Bet čia yra ir daugiau tokių dalykų, nu, tų tokių skirtumų. Pavyzdžiui, um, jeigu žiūrim iš vis į knygas, ne, va, tai paimam knygas. Tai pavyzdžiui, Jeremijo ir Ezekielio knygos, lyginant hebrajišką tekstą, mūsų turimą, ne mazoretinį tekstą, su Septuagintos tekstu, tai Septuagintos tekstas ten kažkiek procentų yra trumpesnis už hebrajišką tekstą. Kas ten pasidarė, ar jie ten pramiegojo versdami tą hebrajišką tekstą, žodžiu, ar iš tikrųjų iš kitos tradicijos verstas tekstas, iš kito hebrajiško teksto darytas vertimas. Žodžiu, labai tikėtina, nu, toks dalykas, ne, kad įsivaizduokit, taip, ne, yra originalas, ne, hebrajiškas tekstas, o vertimas trumpesnis yra negu originalas. Tai yra ženklas greičiausiai, kad vertimas atspindi ankstesnę teksto tradiciją. Žodžiu, nes toks dalykas, kad maždaug būtų verčiant sutrumpintas tekstas, jis nu, labai labai sunkiai tikėtinas. Kaip tik yra priešinga tendencija, kad kuo tekstas vėlesnis, tuo jis labiau plėtojamas yra. Žodžiu, čia yra vienas iš tokių kriterijų, kas trumpesnis, tas senesnis, žodžiu, nu, tekstų vat, analizėje. Ir tai, kad, pavyzdžiui, Jeremijo, Ezekielio knygos Septuagintoje yra trumpesnis, tai rodo, kad greičiausiai tenai versta yra archaiškesnė tradicija hebrajiško teksto, negu kad mes dabar turim. Todėl verta skaityti graikiškai, žodžiu, Jeremijo ir Ezekielio knygas, ne tik hebrajiškai, bet ir graikiškai. Pavyzdžiui, ir lietuvių kalbą padaryti graikiško teksto variantą, kad galėtum pasižiūrėti ir į tą ankstesnę teologiją šitų knygų. Kitas, pavyzdžiui, dalykas yra irgi su Saliamonu. Žodžiu, visų karalių vaizdavimas šventam rašte yra toksai tarsi iš dviejų dalių. Tai yra negatyvus vaizdavimas ir pozityvus vaizdavimas. Žodžiu. Ir visiems karaliam kliūna šventam rašte, žodžiu. Į vieną vertus yra parodoma ir geri dalykai, kuriuos jie darė, bet visi jie yra peikiami šventajam rašte, žodžiu. Ta antimonarchinė kritika šventajam rašte yra labai ryški. Saliamonas, ne, karalius Saliamonas, irgi šventajam rašte yra ir kritikuojamas, ir giriamas. Bet kas yra įdomu, kad tie tekstai, kuriais Saliamonas yra giriamas, jų Septuagintoje nėra tų tekstų. Žodžiu, jie yra tik tai hebrajiškam tekste. Ką tai rodo? Nu, vat vėl, greičiausiai tai rodo ankstesnį tekstą, ankstesnę tradiciją. Kad vat vėliau ta aršioji tradicija, kuri tik tai kritikavo Saliamoną, ne, vat ta tradicija vėlesnių laikotarpių buvo sušvelninta ir buvo pridėti tekstai, kurie sako, nu okei, žodžiu, čia tas Saliamonas dar visai ir neblogų dalykų padarė. O vat Septuagintoje užfiksuota tas tradicijos tarpsnis, kur Saliamonas yra blogas. Įdomu, nu pripažinkit, čia faini dalykai, žodžiu. Ir kita vertus yra kita tekstų grupė, pavyzdžiui, tokia kaip Esteros knyga. Esteros knyga garsėja tuo šventajam rašte, kad tai yra vienintelė knyga, kurioje neminimas Dievas. Šventajam rašte. Nota bene, hebrajiškam tekste neminimas Dievas. Graikiškas Esteros knygos tekstas yra vos nedvigubai ilgesnis. Nu, nedvigubai, bet labai labai stipriai ilgesnis, žodžiu. Graikiškas tekstas. Ir va tuose papildymuose graikiško teksto ten jau yra minimas Dievas Esteros knygoje. Ką tai rodo? Tai rodo greičiausiai, kad Esteros knygos graikiškas tekstas yra vėlesnis už hebrajišką tekstą. Nes ten bandoma ištaisyti akivaizdžią kliurką. Nu, kad alio, švento rašto knyga, o Dievo neminim. Tai biški, jausk biški, nu, kas viršininkas yra. Žodžiu, tai čia, va šitie dalykai, jie akivaizdžiai rodo
ant kiek tas pavadinimas toksai bendras, ne, Septuaginta, ne, pasakėm ir iškart įsivaizduojam, kad tai tarsi viena knyga, ne. Žodžiu, tai yra labai neadekvatus, žodžiu, pavadinimas. Septuaginta yra labai labai ilgas procesas ir labai įvairus. Ir jo santykis su hebrajiška Biblija yra, nu, anaip tol ne vienareikšmis, žodžiu. Žiauriai įdomis rytis tyrimų, žinokit. O mums krikščionims tai yra, nu, vat, mūsų pamatinis tekstas. Nes tikrai, žinokit, tai, ką mes pažįstam, nu, vat, Naujajam testamente iš citatų, ane, iš aliuzijų į Senąjį testamentą, tai yra Septuaginta. Todėl, nu, vat, tas žmogus, kuris tik tai Naują testamentą skaito, tai jis iš tikrųjų hebrajiškos Biblijos net ir nepažįsta, tiesą sakant. Nes viskas, ką jis girdi apie Senąjį testamentą, Naujajam testamente yra graikiškas vertimas. Nu, vat, ir čia suprantat, kaip yra. Ką tai reiškia? Nu, vat, vėl, čia taip jau biški link pabaigos dabar krūtėkim. Žodžiu, kaip yra dabar vat, su šito, kad judėjai, ane, vat, su šito žingsniu, kad judėjai nusprendė išversti šitą vat, hebrajiškąją savo Bibliją, ne, originalią Bibliją, taip, į graikų kalbą. Tai rodo šitas veiksmas labai tokiu keistu būdu, bet tai rodo greičiausiai, kad hebrajų kalba buvo laikoma sakralia kalba, kas šiaip yra labai būdinga monoteistinėms religijoms. Žodžiu, vat, mes čia matom tokį ženklus tokius, ne, kad hebrajų kalba buvo laikoma sakralia kalba. Katalikų bažnyčiai mums yra labai pažįstamas dalykas, kad lotynų kalba yra sakrali kalba. Ne, ir dėl to ten vertingiausia liturgija tai yra lotynų kalba liturgija, vertingiausias gėdojimas tai yra lotynų kalba gėdojimas, žodžiu, nes tai sakrali kalba. Ir mes žinom islame tą patį, kad, žodžiu, arabų kalba yra laikoma sakralia kalba. Nes ta kalba yra parašytas normatyvinis tekstas. Ne? Žodžiu, islamui Koranas, judėjams, ne, žodžiu, šventas raštas, jų judėjo, ne? O, vat, žodžiu, krikščionims, taip, Romos, pavyzdžiui, katalikams, ne, tai normatyvinė kalba yra lotynų. Žodžiu, sakrali kalba. Ir čia, nu, va, tai, kas vyksta su šito vertimu, tai čia yra tokia, nu, žinot, čia jau mes pradedam dabar kalbėti apie tokius biški, nu, tokią filosofiją, žinai, nu, tokią slėpinį. Ne? Žodžiu, kad hebrajų, nu, va, šventasis raštas, ne? Iš tikrųjų tai yra, nu, va, Dievo žodis, ne? Va, jie sako, čia kalba Dievas, taip? Bet tas žodis Dievo, jisai įgauna fizinę raišką, ne? Va, kai jis yra užrašytas ritiny, tai tas žodis, jis, nu, tampa tokia materija. O vat labai panašu, kad tiems, ne, judėjams Aleksandrijos, tai, kas, vat, hebrajų kalba buvo įraštinimas, tai ta tokia fizinė forma, ne? O jiems ta fizinė forma tai buvo hebrajišką žodį išversti į graikų kalbą. Va tai buvo. Tos fizinės formos, ne, interpretacijos, kūniškumo suteikimas šitam žodžiui. Super, žodžiu. Čia vertėjams tai labai čia smagu šitie dalykai. Nu va, ir kartu suprantat, nu va, žmonėms, kurie ryštasi tyrinėti, Septuagintą, tai yra iš tikrųjų gramatikos vadovėlis. Net ir hebrajų kalbos, nes daug kur suprantat, kaip gaunasi, kad daug kur mes hebrajiško teksto nesuprantam hebrajiškoje Biblijoje. Nes jeigu Biblijoje, hebrajiškoje, žodis yra pakartotas tik tai vieną kartą, tai jį yra be galo sunku išversti. Nes mes turim tik tai vieną kontekstą ir jeigu mes nežinom, ką tas žodis reiškia, tai iš to vieno konteksto nuspręsti, ką tas žodis reiškia, yra praktiškai neįmanoma. Ir čia, vat, Septuaginta labai dažnai ateina į pagalbą, nes mes turim, vat, vėlesnė kalba, kurios korpusas žymiai didesnis yra negu hebrajų kalbos, ne, raštijos yra žymiai daugiau. Ir mes, vat, matom, kad jie tą mums nesuprantamą hebrajišką žodį išvertė, vat, būtent tokiu graikišku žodžiu. Ir mes jau tą graikišką žodį turim bažnyčios tėvų raštyje, turim visos graikų kultūros raštyje, mes jau galime tą žodį labiau suprasti negu tą hebrajišką. Ir kadangi Septuagintoj tas vertimas dažnai jis yra tiesiog skrupulatiškas.
Kad jie ne tik tai, kad žodį į žodį verčia, bet kad jie, pavyzdžiui, daiktavardį verčia daiktavardžiu, būdvardį verčia būdvardžiu, veiksmažodį verčia veiksmažodžiu. Mm. Žodžiu, tai yra tikrai gramatikos vadovėlis. Mm. Nu va, ir tai vėl, čia dar dabar, toliau dar vieną žingsnį darom. Suprantat, tai rodo tų vertėjų išsilavinimą. Esmė, tai reiškia, kad tie žmonės buvo eruditai. Žodžiu. Nes jie turėjo žiauriai gerai suprasti hebrajų kalbą ir turėjo žiauriai gerai suprasti graikų kalbą. Ir ten yra tokių ženklų tam tekste, nu aš čia nepradėsiu jums aiškinti, nes čia jau, taip sakant, aukštos materijos, žodžiu. Bet ten yra ženklų tam tekste, kad jie tas kalbas abidvi suprato, nu, kaip pasakyti, kaip mokslininkai. Ta prasme, jie žinojo kalbos istoriją, jie žinojo senasias žodžių formas ir ten, kur jiems reikėdavo, jie pasirinkdavo tokias žodžių formas, kurios, pavyzdžiui, net nebeegzistavo. Bet jie žinojo, kad tokios formos yra toj kalboj ir nors jos nevartojamos, jie vat, ėmėsi tų formų, nes jos vat, jiems tiko tenai. Tai čia suprantat, nu čia tu turi būti mokslininkas, kad tu šitokį dalyką darytum. Ir antras dalykas, kuris liudyja jų erudiciją, yra tai, kad vis dėlto tai yra pažodiškas vertimas. Suprantat, kaip yra su pažodiškais vertimais? Kuo vertimas yra pažodiškesnis, tuo skaitytojui reikia daugiau pastangų, kad jį suprastų. Nes literatūrinį vertimą labai lengva suprasti. Ne, čia Vokietijoje, man atrodo, buvo padarytas vertimas, čia žodžiu visi žvengia iš to vertimo, kad buvo padarytas vertimas, kuriame buvo pavartota nedaugiau negu kiek ten 5000 skirtingų žodžių ar 2000 skirtingų žodžių. Nu, toks maždaug. O davai papasakokim visą šitą dalyką tokia kasdienė kalba. Štai, nu, maždaug, o Biblijos vertimas, ne? Kurį labai lengva skaityti, nes ten nieko nesuprantamo jame. Jame viskas išdėstyta daugiau mažiau, nu, taip kaip yra. Bet pažodiškas vertimas, jį ir sunku daryti, ir jį yra labai sunku skaityti. Ir tai, kad šitie žmonės padarė būtent tą pažodišką vertimą, tai rodo anos bendruomenės išsilavinimo lygį. Ne, kad va, tie žmonės sugebėjo skaityti tokį vertimą, tai rodo, kad nu, tie žmonės, jie buvo išsilavinę. Žodžiu, jie pažinojo literatūrą. Mm. Nu va, žodžiu, gražu, žinok, gražu. Aš tai sakyčiau, taip sakant, verta ir teisinga švęsti tarptautinę Septuagintos dieną. Žodžiu, klausimų jums nekyla, ne? Čia viskas yra labai aišku. Čia viskas yra akivaizdu ir suprantama. Taip? O mūsų tas, vat, kur turim vertimas Rūpščio padarytas, jisai yra, kaip aš jau čia paskaičiau Biblijos pradžioje, tai jisai yra ir iš Septuagintos, ir iš Hebrajų, ir toksai jau bendras iš visų šaltinių, kiek turėjo, ar ne? Nu, žodžiu, žiūrėkit, kaip elgėsi Rupšys savo vertime. Ir beje, visi taip elgėsi. Čia Rupšys nei pirmas, nei paskutinis, kuris taip daro. Suprantat kaip? Nu, vat, eina Rupšys versdamas tą tekstą, ne? Ir suprantamas. O po to staiga, nu, vat, žiūrėkit, vat, aš jums parodysiu biški tekstą. Kokį nors. Taigi, palaukit, aš nepasiruošęs, turėkit man kantrybės. Čiukšt. Ir čiukšt. Ok. Nu va, radau. Žiūrėkit. At eina Rupšys, verčia. Ir vat prieina pradžios knygos antros skyriaus 12 eilutė, kurioje vat yra toksai tekstas. Ir auksas žemės tos geras, ten bedolach, hebrajiškai. Kas tas bedolach? Nifiga niekas nežino. Ką daryt? Ką daryt? Nu, einam žiūrėti, kas dedasi Septuagintoj. Ne, čia pirmasis, taip sakant, išsigelbėjimas. Ane, žiūrėkit. Auksas tos žemės
geras. Ir ten yra antraks. Ne? Nu, labai įdomu, ne? Nes antraks reiškia anglis. Taip. Nu va, ir čia tada prasideda svarstymai, ne? Tai gal čia koks antracitas, tai gal čia dar kažkas, ne? Bet tai, kas čia yra parašyta bdelis, tai čia vaikeliai yra toksai orus pasakymas, aš nežinau, kas ten yra. Žodžiu. Čia Biblijos vertimuose, žinokit, flora, fauna, spalvos, žodžiu, tai yra vaikelė visi vertėjai, kaip ten sakė Markas Tvenas savo knygoje Tomas Sojeris, nuleiskime užuojautos uždangą. Nu, o ką daryti? Suprantate, taigi savo vertime tai neparašysi, aš nežinau, kas čia parašyta. Nu, nors čia nieks nežino, čia jokios gėdos nėra, čia nieks nežino, kas ten parašyta. Tai yra va tas žodis, kuris vieną kartą pavartotas Biblijoje, net nėra sinonimų, nu, va, nu, kebli vieta, žodžiu. Ir ką tada vertėjų daryti, tada tas vertėjas, toks, pavyzdžiui, eruditas kaip Rupšys, ne? Nes Rupšys tai jis iš tikrųjų, nu, jis yra, jis unikumas yra, jis genijus. Ne, bet ką tada daro žmogus, ne? Ką daro vertėjas? Jisai tada keliauja į semitinės kalbas, ne? Pavyzdžiui, jis keliauja į arabų kalbą. Nes arabų kalba, jinai va, turi tokią irgi žavingą savybę. Jinai žymiai jaunesnė už hebrajų kalbą. Prasme, jinai vėliau išsivystė šitą kalbą. Bet jinai žymiai konservatyvesnė už hebrajų kalbą. Prasme, jinai atsirado vėliau, bet pakito mažiau negu hebrajų kalba. Ir kartais arabų kalba padeda išsukti va tuos sunkiuosius terminus. Todėl, kad ten gali atrasti panašias šaknis ir reikšmės yra mažai pakitusios tų žodžių. Ne taip kaip hebrajų kalboje. Nu, ką daryti jam? Tai, suprantat, tai čia tie vertimai, kai jis ten taip gražiai rašo, ne iš graikų, iš hebrajų, iš aramėjų. Iš tikrųjų, nu, vat, šokinėja paprastai vertėjas tada, kai jisai nebesupranta hebrajų kalbos. Tada jis pradeda šokinėti kitas kalbas. Nu, nes, nu, o ką daryti? Reikia. Mm. Ir čia yra normali praktika vertimuose. Vėl, pati gražiausia praktika, tai vis dėlto būtų toj vietoj dėti išnašą ir, nu, vat, sakyti, čia iš tikrųjų verčiam iš ten tos kalbos tą žodį maždaug. Nu, vat. Bet tada gaunasi, kad, nu, tai labai trukdo skaitimą. Ir kadangi vis tiek tai, nu ką, nu tai yra šventasis raštas, vis tiek tai yra, nu, maldos knyga, žodžiu. Tai, o mes lietuvių kalba, tokio kaip kritinio vertimo šventojo rašto, nu tokio, vat, kuris studijoms būtų skirtas, mes neturim tokio. Nu. Vis tiek visi tie šventi raštai mūsų, jie yra skirti, nu iš esmės tai tokios tikėjimo knygos yra skirtos tikėjimo gyvenimui, o ne studijoms. Tai va, tai todėl pas mus tų komentarų taip stengiamasi ten per daug nekišti į tuos šventojo rašto vertimus. Nu, va. Jo, taip, taip, graikų, hebrajų, aramėjų, dar kitos kalbos, žodžiu, kurios tik padeda išversti. Taip yra, ką padarysi. Mm. Nu ką, vaikai, su jumis buvo smagu. Labai ačiū, kad susirinkot. Žodžiu, jėga. Aš apakęs kaip tu žalias nardai. Nu, va, tai gali būti, kad jums septuaginta bus nebe toks baisus žodis. O gal kaip tik baisesnis bus negu anksčiau, kad buvo, žodžiu. Ne, labai navatna. Nu tai ką, vis tiek, žinai, aš kadangi kunigas, man pinigai eina už maldą, tai, žodžiu, tai vis tiek pasimelsim pabaigoje, žodžiu. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Garbė Dievui, Tėvui, Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius. Amen. Vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Žodžiu, aš tą įrašą, kuris padarytas